Tai Italijoje buvo armijoje. Armijai? Armijoje. 44 metais. O tai kieno jūs armijoje buvot? Kovojom su partizanais. Su Badoglio armija. Partizanai. O tai jūs armijai kieno vokiečių buvot? Ar... Įdomia, bet graži Italija, kad jūs žinotumėt. Oje, kokie kalnai. Oje, Asti, Turinas, Milanas. Aš taip, beveik pusę Italijos išvažinėjęs, kiekvienus miestus, po kaimus visur net. Tai speciali armija, koždavom partizanus. Tai paskui į Belgiją. Ja, tas buvo. SS 15 regimentas. Čia šio 2 pulkai buvo mūsų. Vienas Milane stovėjo, ties Turine. Paskiau nuvažiavau į Romą pasižiūrėti, atostogų nuvažiavau. Su kunigu Zaliausku susitikom, ilgai nesimatę, buvom po karo. Įdomu, Praskatį netoli Romos. Paskatildėje. Aš tai pagyvenau Belgijoje, labai gerai buvo, bet kasyklose bjauru buvo, dangerous, kaip sakant. O tai kas ten per kasyklos? Nesaugu dirbti. O kas ten per kasyklos? 10 mėnesių padirbau, grįžau į Vokietiją. O kokios kasyklos? Bet pinigai buvo labai geri. O kasyklose dirbti, pusę. Jau mergos klausdavo, kur dirbi? Uija patravaje busi, a sarbonaktrava. O, sava. Tai matai, prancūziškai pramoko, italų kalbos. Tai ką tu galvoji, jau palikau namus 43 metais. O Lietuvoje iš kur jūs? Rusijoje, rytų fronte. Turėjome Lietuvą. Lietuvoje kovojom prieš Šilutės tą Rusiją. Tai Haidekruk. Aš nuo Šilutės. Pirmose linijose buvau. Tas buvo jau 7 spalio 44. Ofenzyva pralaužė frontą, bet tai stovėjo frontas ilgai Žemaitijoje. Bet davė smūgį, ataką, tai išmušė. Tai mes nešėm muilą į Vokietiją. Tai tiesiai Tilžę papuoliau. Praėjo baisios ir geros dienos. O ja. Tai po Prancūziją čia įsimaišęs visą. O Paryžiui nakvota, pašokta te. Ojejei, kas iš tą. Jinai turėjau pinigų, gerai uždirbau čia Anglijoje. Važiuodavo atostogų. Neleis atostogų daug čia Anglijoje. Tai būdavo Italijoje, Vokietijoje arba kur kitur, ne. Arba į salas kokias nuvažiuodavo, Airiją, į Dubliną. Nu, visur buvo salas, Jersey, Guernsey, visos Channel Islands. Mano visur išbaladuota čia. Every time you can get a point where you can be mid, but that's it. You can't get sort of faster than the speed of light, and that's it. Vokietijoje puiku. Tai, kai nuvažiavau, jau po karo buvo apie 20 metų, ką palikau Vokietiją, Minchenas, Nürnbergas, visus sudaužytas, bet po tiek metų žiūrėjau, viskas baltuoja, išaugia. Per 20 metų Vokietija stojo puikiai ant kojų.